Labas rytas. Nu, su geru rytu, kad visiems gerų išeiginių, kaip sakoma, o man tai išeiginė labai gera. Parodysiu, patys pamatysite. Pirmą parodysiu katytės. Čia valisiukas įsivertus guli gražiai. Čia Mona, biškių dūmų yra kambarį. Tai va dabar parodysiu, ką reiškia. Aliska. Алисюк, приветик, приветик, приветик. Nu ką, einam čia va Mikutė, Mikutė. Labas rytas. Mikė, labas. Nenori šiandien sveikintis. Mikutė, labas. Myčia. Ne, nu gerai. Nu va, dabar einam į virtuvę. Čia reiškia, kada, kiek dūmų. Čia reiškia, kada sėdi. Kepėjai, norėjau draugį iškepti šašlykų, nes jinai dirba, man labai daug padeda, pas man gyvena, net jinai, kaip sakoma, labai daug man padėjo gyvenime. Ir mus pradėjo šašlykų padaryti, nupirkau kibiriuką šašlykų, jinai va 1:30 grįž, galvoju šašlykų padarysiu. Pastačiau šašlykus ir išėjau į internetą. Dabar pažiūrim, kaip mūsų šašlykai iškepė. Oi, kokie gražus. Ką tu pasakysi? Nu jo, pasižiūrime. Jau buvo su koldūnais, vieną kartą dabar su šašlykais. O, pažiūrėkit, kaip gražu. Tuoj atversiu visus. Ai, kaip gražu. Malonu žiūrėti. Į būtararai, jokala mane, kiek mėsos sugadinau geros. Ai. Nu va, pažiūrime. Nu va, matote, kas darosi. Nu, štai gavosi importiniai, kaip sakoma, šašlykai. Ne rudi, o juodi. Aišku, gaila, reikės išmesti jau. Ai, kad nors vienas būtų cielas, visi kaip broliukai. O, dar net aliejus širška, nors jau išjungta. O, pasižiūrėkite. Na ir kaip jums atrodo šašlykai? Gražiai, ne? Ką jau pasakysi? Gražiau negali būti, nu. Gerai, geros dienos. Nedaug dievė, kad jums taip šašlykai iškeptų. Iki. Nu, vat, pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo šašlykai, ne? Puikiai. Rytas skanaus pavalgyti. Kepsiu iš naujo.